Labai geras garsas. Neslaužyk dviračio, Antanai. Atsiprašau, tuoj ateisiu. Sveiki, gyvi Grano nuotykių mėgėjai. Labai diena. Ir mėgėjos. Mėgėja, kur tu? Čia turim dar trečią su savim studijoje, bet nerodysim. Tuoj aš įsijungsiu suflerį, nes viskas pas mus yra hiperprofesionaliai šį kartą, kaip ir visada, pagal scenarijų. Kad tu jaudinėsi taip? Ne, sakėm, nieko nekarpysim, viską paleisim gyvai ir žiūrėsim, ką gero prišnekėsim. Apie ką mes šiandien filmuojam? Šiandien filmuojame apie gėliukus. Sezonas baigėsi, o varžybos išvyko, sportininkai išvyko, o gėliukai liko. Iš tikrųjų, žiauriai blogas oras, yra šeštadienis, lapkričio spalio 25, visą dieną lyja, dabar lis taip va 4 mėnesius, na rytoj tik nelis, nes mes rytoj ruošiamės į longraidą, dar jūs visus pakviesim. Va, bet šiandien tema ne apie tai, šiandien tema apie tai, kad po sezono liko daug gėliukų ir buvom suplanavę iš tikrųjų šitą mes epizodą filmuoti prieš sezoną, buvo labai daug varžybų, mes labiau norėjom minti ir lenktyniauti ir treniruotis, negu valgyti visus tos gėliukus. Dabar už tai už lango blogas oras, nusprendėm šiek tiek pasimėgauti. Taip. Ir ne tik, kad mes čia sėdėsim, valgysim ir įrodysim dabar, kaip jums, kaip valgom šitos gėliukus. Mes viskas sumastėm daug įdomiau. Šitas video nėra niekai finansuotas, mes patys susipirkom visų gamintojų gėliukus. Susipirkom, laimėjom, kitaip gavom, bet žodžiu, tai yra mūsų iniciatyvos video. Ir beje, čia tas faktas, kaip aš sakiau, kad planavom prieš sezoną filmuoti. Ir mes tada pirkom tos visus gėliukus. Šiaip tai pirmas dalykas, ką mes vertinsim, tai yra jų galiojimo data, nes mums tai yra aktualu tiesiog fiziškai, nors filmuojame vidinėje namų studijoje ir čia yra tos atsarginės išėjimo durys, kurios mums gali būti naudingos, nenorėjom filmuoti lauke. Tai pirmas kriterijus bus galiojimo data 2026-06. Bet aš iškart papildysiu Antaną ir ištrauksiu planą B, jeigu ką. Nu, kad būtų kur. Evakuacijos planas. Jeigu kas esat kavos snobai, ar vyno mėgėjai, ar šiaip maisto hedonistai, tai žinot, kad per degustacijas negalima tiesiog kiaurai kimšti viską į save. Truputį. Paragavai, aišku. Tam, kad jei labai skanu. Vis tiek truputį. Galime ir taip. Bet iš karto, kad nuvalyti paletę, turime Vytautą. Vytautą irgi pirkome Sirkalkai degalinėje Ukmergės gatvėje. Tikrai nėra tai, kad reklama kaip pastato pilną buteliuką būna ir stovi visos laidos metu. Ne, mes atsisukam, atsigeriam, mums jo prireiks. Tada, dar turim traumų, jeigu norite įsigyti, prašau, mums parašykite. Aš greitai pasižiūriu, ką mes čia buvom pasirašę. Aha, čia viską. Antanas žiūri, ką jis yra pasirašęs, aš padėsiu dar mums reikalingus aksesuarus, tai yra 2 lėkštutės su šaukšteliais, kad parodyti konsistenciją ir neryti iš bendros pakuotės. Tai gerai, Pauliau, ką mes šiandien turim kažkokius kriterijus išrinkti, pagal ką mes bandysim įvertinti šitos gėliukus? Pirmas kriterijus, kurį apžvelginėsiu aš, kaip dizaino policijos akademijos baigėjas. Vyr-seržantas, tai vertinsime gėliuko pakuotę ir dizainą etiketės pačios. Antras kriterijus, pagal ką mes vertinsim ir į ką lygiuosimės, tai skonis. Ir viską lygiuosim pagal Antano gamybos skonio, gėliukų skonį. Reiškia, ten bus 10 ir pagal tai mes bandysime aukščiau arba žemiau. Aukščiau nelabai būna, nes ten yra maksimali skalė, bus tik tai žemiau. Jeigu norite patys pabandyti Antano gėliuko, tai yra labai fainas ant Gravel YouTube'ės kanale įdėtas video, kaip tai pasidaryti pačiam. Aš asmeniškai labiausiai mėgstu su espresso. Būtinai spauskite va čia kažkur yra ir galėsite pasižiūrėti tą video. Bus daugiau video apie maisto gamybą, nes žiema reikia kaupti lašinį, kaupti angliavandenį organizmą. Daug gaminsim, daug valgysim, o šiandien viską pradėsim nuo greitųjų, nes dar rytoj planuojam paminti. Let's go. Kaip traukiam? Taip, palauk, nieko netraukiam, mes 2 kriterijus pasakėm. Tai yra pakuotės grožis. Tada antras yra patogumas. Patogumas. Nu, patogumas kišeniai patogumas. Patogumas, kaip atsidarinėjai, pavyzdžiui, varžybų metu arba intensyvios treniruotės. Ir
Skonis, viskas, 3 kriterijai, užtenka. Galima, aišku, vertinti kainą, galima vertinti sudėtį, galima vertinti braškinį prieš braškinį, galima vertinti tiek, kiek jisai turi kofeino sudėtį, ar kažkoks tai kitas neturi kofeino sudėtį. Galima vertinti poveikį, bet tai prie stalo beveik neįmanoma. Galima dar padaryti vieną dalyką, atsinešti Pauliaus šunį ir pavertinti, kurie gėliukai labiausiai patinka gyvūnams. Tada remonto gali reikėti. Nedarykite to. Bet žinokit, mano šuo, čia fun fact, yra suvalgęs tai vieną gėliuką ir nieko jam nenutinka. Šiaip tai random būdu, kad vertinti trauktą traumos maišą, dedam jį viską į vidų ir va čia pasidėsim, kišim ranką, pamakaluosim ir trauksim. Šiaip jeigu mus norit Martenas, arba sponsorius, arba Enervitas, arba 226eris paremti ir vat norit, kad per tokius testus... Sisas irgi. Sisas, jeigu norit, kad per tokius testus va taip va produkcija va būtų, tai prašau, skambinkit, rašykit ir mes viską susitarsim. O dabar visą tai keliauja į juodąjį maišą. Tai gerai, kas pirmas pradeda traukti? Tai Vaskyčiai, Vaskyčiai. Aš laimėjau, jisai traukė, nieko savo. Aš rodžiau tu žirklės, o žirklė nuskendo šulinį. Jo, tai aš pralačiau, aš pradedu, nes čiagi pasenė. O galima pajaus pagal dydį, kur didesnis, pamakaluojam ir viskas. O, tai nieko tokio, juodasis cis beta fuelis. Šitas yra su padidintų kiekiu angliavandenių, mes jau šitą žinome. Dažnai naudoju sisą. Yra vienas dalykas, kur mane užknisa, tai šitie fitiliokai. Varžybiniu būdu nuplėšinėjom ar nuplėšinėjom estetiškai, nes kai varžybiniu plėšim... Papasakokim skirtingas patirtis vienas kito, kaip nutinka per varžybas, kodėl nervina. Varžybos, važiuoja pilnu gazu, reikia pavalgyti, turi laikyti vairą, nes vis tiek ant gravelio krato. Trauki iš kišenės, imi šitą kandį. Kur dėti šitą? Niekada neišmetu. Tada. Šitas čia dediu ranką ant vairo, laikai. Su šito greitai bandai įkišti galinę kišenę, čia jau krato. Žiūrėk, kad tą kažkas daro. Ta greitai kišenę palikai. Jo. Jungi bėgius, nes pakilimas ar jau reikia keisti bėgį. Susispaudi ir tą dažniausiai po aprangą kiši, kad galia kišenį nebeieškoti. Tai va toks kriterijus. Fitilioką kur dėti? Į kišenę. Niekada neišmeskite. Tai aš panašiai darau kaip Antanas, gali fitilioką man duoti, aš irgi noriu. Fitilioką, va, imk. Aš suprantu, išsaplaižę, bet tėvas ir sūnus šiandien. Ne fitiliokas, čia kaip antgalis. Jo, tai irgi lieka būna, bet aš tokias atkalės, kad aš laikau tada šitą dedu į kišenę arba homaikę ir tada visą laiką ranką, kad būtų ant vairo. Niekada nedarau jokio apkeitimo ir stengiuosi sugburnoju. Tai gerai, trumpai apie pakuotę. Trumpai apie pakuotę, jo. Kas yra gerai, jinai tikrai lentynoje išsiskiria, nes yra blizgaus plastikos, jis logotipas aiškiai matosi, atrodo vienodai, bet turi skirtingus skonius, kur tik tai viena viršutinė juostelė skiria vienas nuo kito. Yra sudėtinga, kai eini greitai parduotuvėje išsirinkti, tikrai turėtų būti didesnis skirtumas. Bendram gėliukų kontekste, tai duokime jai, tokį Strong 7. Nes prekinis ženklas atpažįstamas. 6-7, kaip sako Gen Z. Patogumas kaip? Patogumas mes sakėm, kad nepatogu nėra dėti kurauselės. Šitas yra patogus tai, kad yra didesnis kiekis angliavandenių negu tuose paprastuose. Pabandysim išspausti konsistenciją, kad kas nevalgia, kad pamatytų maždaug kokią konsistenciją. Va. Gražiausiai taip teka, kaip matot. Yra permatomas. Šiaip skonį žinau, bet paragausiu. Strawberry and lime. Braškė su laimu. Šiaip du tokie mano mėgstami skoniai. Braškė yra saldi, o laimas yra kas gerai, kad jisai toks yra fresh biški. Ir jeigu daug cukrinių tokių valgai saldžių, būna karameliniai dar visokie. Taip. Tai su laimu aš visada turiu nusipirkęs, suvalgau rūgštelę biški kitaip suveikia ant skonių paletės. Šiaip tikrai labai geras skonis. Aš nebuvau valgęs šito, būtent strawberry and lime. Tai wow, aš gal netgi duodu 9+. Aš tai 8 duodu šitam už skonį. Kur dabar dėsim jį? Valgiau viską. Šiaip leidžiam viską į vieną šitą. Mes suskaičiavam, ten yra 19, man atrodo, skirtingų. Dar turim tokią dėžutę, kurioje yra dar apie 20, bet ten yra to paties gamintojo. Gerai, man labai patiko. Žinoma, kur mes dabar dėsim iš tikrųjų visą tą cukrų. Aš turiu tuos gniptukus, tokius mes uždarysim ir rytoj suvartosim. Tu antrą? Tu trauksi. Gerai, pamakaluoju ir... Oho! O, tu ištraukai... Excaliburą, gėliukų, Excaliburą. Aš norėjau sakyti, tu ištraukai dramblį. Grožis. Kieno čia yra? Čia yra
Ministry. Su kalnai. Gelis. Didelis užrašas, lengvai nusiskaito. Tuoj pabandysim jį atplėšti, jau matau, kad bus toks didelė labai atsidaranti. Varžybose, kaip tu plėši? Taip, įsivaizduojat, varžybos vyksta, viską gerai. Įmam, taip. Aš įsivaizduoju, kad yra didelį įtampą. Labai minam, kvepuojam. Greitis. Taip. Ir bandom atplūti. Va, čia yra pagrindinė bėda, kur atsidaro nesąmoningai. Tai dabar visa šita, jisai tikrai yra labai skystas. Čia gali taip šautant visą vairo dviračio draugų. Peletono dušas čia aš vadinčiau. Dar dizainą greit aptariam. Spalva yra tamsiai žalia, didelės raidės, truputį kompozicija, bet kas, logotipas, tai aš iš vis čia nieko nepagaunu. Pažiūrim konsistenciją. Dabar būtų gerai nesumaišyti su... Oi. Visiškai vanduo. Žodžiu, va. Įpilk. Ką aš rekomenduočiau daryti, jeigu jau turi tokių nusipirkot ar gavot gėliukų ir esat situacijos auka, tai naudokite kaip tos paučius vadinamus, į kuriuos gali susipilti gėliuką, nes su šituo bus kapai važiuojant. Tiesiog apsiteškysit, aš lažinuosi visiškai visas. Blogiausia, kai 6 valandų varžybose atėjo gėliukų policija. Blogiausia, kai 6 valandų varžybose pirmoji valandoje va tokį gėliuką išsispaudė ant vairo. Grįžo mano žmona, tai mes truputėlį šitą vietą iškirpsim. Ne, neiškirpsim. Mano žmona, kai grįžta, aš palieku ir sakau, ateik, pasirodė. Ateik, pasirodė. Jisai turi žmoną. Šitą irgi neiškirpsiu. Kuri leidžia turėti tiek dviračių. Drums, please! Kur čia kamera jūs? O čia. Taip, matoma ir nematoma. Čia mano Kristina. Maža kamera, didelį žmogų nuverčia. Va, labai skystas. Mums 20 tokių reikia suvalgyti šiandien. Ką su jumis reikės daryti po to? Įpilk. Ne, mes minsim to. Jis tau nesakė. Atsiprašau. Į Uteną mes išvažiavom su nakvynė į pirtį, mus pakvietė Arūnas Urbanas. Ačiū, Arūnai. Rytojus Saiksą. Tai... Šiaip geras skonis, klausyk. Tikrai, aš esu nustebęs. Jo, norėjau stumti iki galo apie šitą gėliuką, bet su skoniu jisai... Yra koks nors skonis? Neutralus skonis. Šiaip tai aš sakyčiau, biškai yra rūgštelės įdėtas toks lengvas citrusinis. Bet aš vėl duočiau 9? Nu, aš... Ne, ten buvo braškės, ten buvo jau 9. Jo, čia 8. Ir mes turim 20 gėliukų, 19, tai jeigu mes apie kiekvieną kalbėsim po 5 minutės, tai šitas video patys suprantat, mes tą pagreitinsim. 4 valandų ilgio. Bet aš jau suprantu, kad man reikia atsigerti. Jau galim trumpai gurkščiau. Greitai gurkštis. Mineralai. Tai gerai, grožis kiek čia duodam? Oi, grožis aš jam duodu tik 4. Nes nėra čia grožio, čia yra toks visiškai funkcinis labai, kaip gavosi čia taip ir... Beje spalva, kurios niekas nenaudojo, tai tiesiog laisvą pasiėmė, likusi iš paletės ir supakavo. Patogumas, jam 5 netempė, plyšo per vidurį. 3. Gerai, tai sakantis aš esu ir... Laišysiu. O, kitokias formas jaučiu. O, Biotech USA. Pirmą kartą matau tokį gamintoją, čia pas tave buvo didžiai. Pažiūrim, galiojimo data 26 metų, 3.20, 2 dienas po mano gimtadienį, reiškia per gimtadienį dar galėčiau valgyti. Gali pasitikti. Labai didelė etiketė lietuviška, tai reiškia iš kažkur iš lietuviškų parduotuvų yra gauta. Pabandysiu atplėšti nesuburną. Lengvai plėšiasi, gale lik norėjo pasilikti, bet tokį neatplėštą kišai burną bijojai, kad perspjausi liežuvį. Dizainas, aš sakyčiau, kad toks tradicinis amerikoniškas sporto filo visas. Iš tiesų neblogai sutvarkyta, aiškiai išsiskiria, turi kažkokią čia tokią visai simpatišką grafiką ant šono, jaučiu, kad pagal skonį skiriasi spalvos. 7-8 tikrai už dizainą duokime. 7. Gerai, patogumas, nu, šiaip tai didelis pokas, labai plonas jaučiasi toks vat, ant plonumo. Sakyčiau, čia yra. Ne, tu pats apsitarnau. Trumpo snarglio. Čia vat, toks, vat, jeigu taip išaukšta, tai tiesiog jis iškrito. Aš pasakysiu, man ir pagal spalvą, ir pagal konsistenciją net nesinori ragauti. Bet paragausiu. Gerai. Įsidėsiu daugiau. Labai blogai. Pirmas, kurį norisi išspjauti. Nu, nemeluoju. Nu, manęs akis neapgavo, pasirodo. Nėra natūralumo jame ir labai keista sudėtis, toks velėsi tarp... Nesu klijų valgęs ir nesu klijų uostas, bet jeigu vat, įsivaizduočiau, kaip yra valgyti klijus, tai čia grinai tas yra toksai jausmas. Bandau surasti, koks šis skonis, toks primena truputį, kad Coca-Colos lyg yra kažkas. Už patogumą aš taip 5 duodu, nes nu, plius minus toks. Nei patogus, nei nepatogus. Nieko vertas. O skonis, tai man tiesiog iš to jausmo aš 2 duodu.
Ui. Duodu irgi 2 su tavim kartu, nes, nu, tikrai man toks, va tas labai nevalonu, kad jis kažkoks yra snarglys. Ko ten ieškai? Tu neieškok tik ilgai, tiesiog imk pirmą. Dantų pastą, O, ne? žiūrėkit, šveicarus, palėtėm šveicarus. Įdomus, toks atrodo, kad jo yra labai nedaug, o jo ir yra labai nedaug, 25 gramai, bet pakuotės ir atrodo daug, per šonus jos labai daug 25 gramam. Tai labai negaliu pagirti, bet kas man patinka, šitas prekinis ženklas tikrai labai aiškiai išsiskiria lentynai, yra baltas su dideliu raudonu logotipu, žinomas energetinių ir recovery visokių geliukų ir pudrų rinkoje. Carbohydrate fat gel. O tai čia ką yra riebalų dar? Riebalų 25 gramų. O, žiūrėkit, čia kažkas. Eik, tu aš to, kad tai nevalgęs. Bet esu matęs, kaip Nerijus valgo tokį tik kitokioj pakuotėje. Parašyta, kad every 20 minutes reikia vartoti, užgeriant 200 mg vandens. Tai jisai turbūt bus tirštesnės konsistencijos, dėl to rekomenduojama kartu sugert vandenį. Ko nereikia daryti susisu arba anksčiau mūsų testuotais geliukais, nes jie labai skisti buvo. Varžybos, Varžybos tave krato, krato. Bandai atkasti. Ir tada tik tai... Opa. Gerai, veikia. Ir kur tu dėsi dabar tą galiuką? Op. Viskas. Op. Pažiūrim konsistenciją. Kokia O čia kaip tu galvoji, ar pirmą išbėgo riebalas ar angliavandenis? Nes kaip žinome, kai išverdi sriubą, net ant viršaus visada nusistovi riebaliukas. Pagal spalvą riebalas. Pieną, kai pameldži karvę, irgi grėtinėlė pakyla visada pas prosenelius, tai būdavo kaime, ne? Opa, matei, koks iškrito gabalas? Toks medaus spalvos. Aš manau, dėl riebalo čia taip yra. Šiaip netrodo taip neskoningai, kaip tas prieš tai buvęs. Oi, žinot. Tikrai jam reikia vandens. Atsiprašau, tikrai ne per mano būdėjimą tokius mes valgysim. Žinai, Jo, kodėl? žinokit, labai intensyvus skonis saldumo, labai veliasi. Pirmas dalykas, kad užrašytas yra fat ir riebalas tai yra iš kokoso, nes Jaučiasi. labai stipriai jaučiasi kokosų skonis. Taip. Tai greitai dar pasižiūrėkime, iš kur tas riebalas čia paimtas. Augaliniai aliejai, kokosų, palmių ir rapsų aliejus. Bet kokosų pieno milteliai, dėl to ir jaučiasi 10%. Sudėti iškart. Ir aš tiesiog nesu kokoso mėgėjas, tai galbūt man dėl to taip nepatiko. Šiaip burnoje saldumo neliko, rūgštelės kažkokios neliko. Bet kokosą tebe jaučiu. Kokosas tikrai yra intensyvus ir noriu jį nugerti. Už grožį kiek? Už grožį? Čia grožio yra nedaug, čia toks... Man tai kaip medicininis. Jo, 7. 7, sutinku. Patogumas. Patogumas, kad jo dydis yra nedidelis, aš duodu visai neblogo 8. 8 sutinku, man panašu kaip siso, tik tai tas galiukas irgi nusikanda, kažkur reikia padėti. Reikia sakyti fitiliokas. Fitiliokas, bet nenaudosim Taip, svetimybę. nenaudosim. Skonis, aš visiškai subjektyvus esu, duodu 2. Jo. Skonis yra subjektyvus dalykas. Man labai nepatiko, kad jo tikrai konsistencija yra tokia labai, jisai toks kaip čia pasakyti. Nu, atšaukštas, kaip medus, toks labai tvirtas ir tai 2, aš sutinku, kad už skonį aš duodu irgi 2. Man netgi galbūt buvo amerikoniškas, tas šiek tiek malonesnis negu šitas vartoti. Pakelkim amerikonišką? Amerikoniškai duokim 3. Duodam iš karto, grįžtam. Man jau prasideda daryti nevalingi judesiai. Šiaip man jau norisi atsidaryti traumos alaus ir mano eilė traukti. O mes dar tik šaukštuką. Ar mano eilė traukti? Taip, tavo. Aš žinau, vieną noriu labai ištraukti ir aš to jį pajausiu, nes šiandien buvom parduotuvėje, jį pirkom ir aš visada svajojau. Galiu pasižiūrėti, kur jis yra. Va, opa, irgi. Būtent to paties sponsor gamintojo ir galvoju, kad čia yra be riebalo, matau. Vienintelis geliukas, kuris turi pakuotę kaip dantų pastos. Manau, pagal grožį duosim panašiai. Tas pats gamintojas atitinka Taip. Viską visiškai stilistiškai. Brendo kodai vienodi, gerai išlaikyti. Taip. Aš noriu perduoti, laikydamas į rankoje linkėjimus Nerijui, savo komandžiokui, mūsų džindžeriui, nes jisai labai jos mėgsta. Aš manau, jų pagrindinis minusas yra tara, nes tu, kai jų įsidedi į kišenį, įsivaizduokite, ką jūs ten tampat panašus. Jo, ir aš čia dabar važiuoju varžybos, nes čia aš ištraukiu tą galiuką ir man reikia valgyti. Aš bandau atlupti, atsilupo ir galvoju, ten bus kaip dantų pasta užklijuota ar ne? Taip, tas... Dar vienas. Pabandykim. O, koks jis skistas. Nepripratom, dar jau... Aš naują šaukštelį paimu, nes ten jau yra daug geliukų. Čia be riebalo. Šiaip konsistencija iš karto gerokai geresnė. Malonesnė. Man tiesiog kaip kondensuotas pienas, tai norisi vapilt pilną šaukštą. Neblogai. Klausyk. Man atrodo, atratis. Nerijau, suprantam dabar jau tave truputį. Nu. Ir čia yra BCA dar.
Bet CAA. Šiaip skonis labai nustebino, iš tiesų malonu, bet įsivaizduokit, jūs jį suvartojate, ne? Susispaudėt per važiu. Kur dėsit šitą bombą? Kur tu ją dėdi? Išmesi, tai tikrai... Aš parašysiu komandžioko, kad pavežtų. Skonis geras. Geras skonis. Pradžioje biškai tokia rūgštelė nueina visur per paletę. Labai malonu. Gale lieka labai stiprus saldumas, dėl to aš iškart grėbiau vandenį užsigert norėjau. Taip, bet man nenustebino iš tiesų. Bendras skonis tai tikrai neblogas. Ant 9 netelpa, bet... Stiprus 8 tikrai. Norėjau sakyti, riebus 8, bet čia riebalų nėra, tam riebus 2 buvo. Tai dėl patogumo šiaip atsidaryti gal ir patogu, gal nuvalgyti patogu, jį galima per porą kartų suvalgyti, nes jis yra didesnis. 7 gramų, o jame yra kiek angliavandenių? 48. Tai per vieną kartą susileisti save beveik 50 mg angliavandenių, biški daugoką sakyčiau. 2 kartam suvalgymui. Už patogumą? 6-7. 6-7. Nu tai duodam 6. Gerai. Skaičius. Gerai. Skonis, aš už skonį 8 parašiau. Aš parašiau 8. Skonis nustebino, tikrai. Geras, daug nesuvalgyčiau, tai bet tikrai 8 duodam. Pradžioj rūgštus, paskui saldus ir šiaip bendras skonis paletė labai geras. Ką gavai? Klifą. Kas čia yra? Klifas. Jeigu jis toks pat kaip ir jų batonėliai, kai tu bandai valgyti mindamas dviratį ir viskas ten daro, tai labai blogai. Bet Klifo dizainui duodu iš karto kudusos, kad jie turi tokį sprendimą, kad tau nepasimeta auselė, kurią tu nuimi. Dizainas, aš užskaitau, kad jie tikrai išiškina logotipą, jis matosi, gal nepatogu skaityti, bet šiaip bendrai tai išspręsta. Jis tikrai įsiskiria bendroje visumoje ir man labai patinka, kad amerikonai turi tokį labai aiškę lentelę, kurią naudoja. 100 užrašyta, kažko 100. Kažko 100, bet viskas didelėm raidėm užrašyta, žodžiu. Ir pabandykime, ne? Vėlgi vyksta tas važiavimas, viskas žvandysiu realiuose sąlygose. Plėšiu, va. O jeigu per čia plyšta ir plyšta per pusę ir tau ant vairo. Viskas. Tai gerai, atsidarėm, va, fainai, šitą šaknelę lieka. Pirmą vis laik reikia duoti draugų. Bijau dabar, kad Va čia tai smala. Visiškai smala. Galbūt toksai, žiūrėk, stalaktitas. Įdomu, jeigu nukris ar pasidarys stalagmitas apačioje. Aš šitą gėliuką, man atrodo, gavau iš savo komandžioko Mindaugo Džetas. Bet čia yra jo vieni mėlymiausių gėliukų. Žinai ką? Sudeginta karamelė kvepia. Pradėkim nuo to. Jauti tabakų tokių. Atsimeni, būdavo kondensuotas pienas toks. Rududu? Ne, visiškai ten ne taip. Aš jį vis dar valgau ir vis dar mėgstu. Ačiū, mes susidirbę esame monologus. Šiaip čia yra kavos skonis, kas parašyta moka. Moka. Yra 50 mg kofeino, o kiek anglies? 134 gramai, o... Aš tai visai mėgstu, pavyzdžiui, man patinka kavos skonio gėliukai, nebūtinai, kad jie gal ten su kofeinu turi būti. Šiaip geras skonis. Geras skonis. Tikrai, Mindaugai suprantam tave, Džetą, šunuolis. Čia aš suprantu, yra 24 gramai anglies. Klifui duodame užpakuoti sprendimą, kad nenusimeta auselę, aš duodu 8 tikrai. Už patogumą taip 8. Už patogumą 8, už dizainą, nieko čia ypatingo, 6 duodam. Duokim 6 tikrai. Skonis man tai žinok vėl, žinai, man kaip su kava, aš toks kavos mėgėjas. 9, ne? Aš duosiu 9. Man konsistencija gal šiek tiek būtų per varžybą sunkoka. Ją vartot faidą nuo šaukštelio kaip desertų mėgautis, bet ar tai yra ekstremalaus kūno režimo benzinas, tai nežinau. Aš žinau, kas tai yra. Skardinėse, kai būdavo kondensuotas pienas ir turbūt vis dar yra tose skardinėse, ten būdavo skista, tai tokia tirpi kava. Taip, jau paruoštas. Tai nėra rududu, tas išvirtas kondensuotas pienas. Aš apie tą kalbėjau. Va ta kava, tu įsidėjai 2 šaukštelius, praskaidėjai vandenio, tai yra kaip tirpi kava, tik tai biškai ten su pienu. Tai va, visiškai ta konsistencija ir visiškai tas skonis. Tai gerai, kol jisai ten plauna vaikšto, čia mano eilė traukti, aš tiesiog kišu ranką ir random būdu traukiu. Jis yra išėjęs, iš karto duodu geltoną kortelę už pakuotę, už grožį. Privaloma, aišku, klijuoti etiketę su lietuviška sudėtim, su visa instrukcija vartojimo, galiojimo datom. Tai yra užklijuota per 3/4, matosi tik pavadinimas, neaišku, nei kas viduje, nei kiek gramų reikia pasiėmus butelį arba stiklinę bandyti išskaityti tas mažas raidės. Tikrai nieko negaliu papasakoti apie dizainą, bet galiu papasakoti apie šitą klijuotoją, kuris užklijavo, kai yra visa kita pusė užklijavimui, kur yra tik tais italų, lenkų kalbos, bet viską užklijavo ant priekio. Mes negalim įvertinti grožio. Rašom pagal tai, kas išlindė, tai nekas. Matau žodį arba cel, arba gel. Lengvai išryšta ir vėl, aš be rankų turiu važiuoti per varžybas, įsikišti. Nu ir ką, kaip galvojat? Aš manau, kad niekas čia neiškris. Oi,
Čia gal... Aš jau pagal jausmą galiojimas. Iki 26.2.1, tai dar galioja. Net nenoriu pagalvoti apie tai. Čia susicukravo, čia krenta tokiais gabalais. Nenoriu valgyti. Oi, kaip. Labai jaučiasi šiaip. Jaučiasi Black Lukštelė. Currant. Man nelabai patinka, nes toks jisai... Labai nemaloni konsistencija. Kartus yra, konsistencija yra tokia kaip gumuliukai kažkokie tokie. Man nei skonis, nei grožis. Nesvarbiausia, kad kaip parašyta yra The Ultimate Sports Energy Gel Ultimate. Iškart venkit. Patogumas. Patogumas, patogus kaip ir visi kiti. Tai 3. Ne, 6. O skonį aš nieko neduosiu. 6 labai aukštas įvertinimas. Už ką? Už patogumą? Už patogumą? 6, gerai, grįžtų, 4. 4, gerai. Skonis, aš tai koliuką. Koliuką. Neprasidėkit iš to. Yra daug fainesnių gamintojų, nebent jūs vėlgi įspaudžiai kampą aplinkybės, tačiau kitaip. Žiūrėkit. Aplinkybės jūs gali prispausti ir suvalgius va tokį. O tu vėl išsitraukiai dramblį. Šiandien prisipažinsim, ryte juokiamės iš šito, nes vidus jis yra vėlgi milžiniškas. Ir labai skystas ir jis tada tampa tokiu bet kokiu. Ir man atrodo, kai taip važiuoja, labai lengva, kad jisai ten... Tai tu, kai griūni ir toks plyšta galinėse kišenėse. Tu vertink dizaino, aš ieškau skaičių. Čia yra 2:1 karp šitas. Kofeino yra. Aš už dizainą noriu pagirti, nes jie tikrai išsiskiria. Turi viską gražiai, sistemingai rašom pakuotės, bet tiesiog, ne mano skonė. Man nepatinka man. Nepatinka spalvų derinys, nepatinka, kad visko per daug pridėta ir trimačių vyšnių, ir plytų po logotipu, ir visur išmėtyti šriftai, bet kaip ką sunku susigaudyti. Bet gali atsekti pagrindinę informaciją. Be to šitą geliuką, šitos produktus vartoja mūsų elitinis atletas Eimantas Gudiškis. Taip, tai Eimantai, linkėjimai tau, pakol kas neragavom. Tai gal linkėjimus galbūt ir atsiimsim. Traukiam iš kišenę, fainai, lieka galiukas pas tave, bet vėl. Tu taip spaudi? Ne, nenoriu taip. Nespausau, nes tu nežinai, kas ten bus. Koks čia sirupas. Sirupas išbėgo ir aptaškė visą stalą, viską. Parduodu maikę, autentiškai nutaškytą šaukštelį. O gal jisai susisloksnevęs ten kažkaip? Ne, tai aš ką tik visą maigiau. Ne, jis tiesiog, matot, bėga, jis kaip limonadas. Aha. Yra vyšninis, bet man primena pertusiną, nes lieka toks kaip generic vaistų poskonis, kur būna, reiškia, nuo peršalimo visokius geri ir paskui tas poskonis lieka. Negaliu sakyti, kad jis yra nemalonus ar kažko, vis tiek skista konsistencija yra fainiau negu tiršta, ypač intensyviuose situacijose. Nėra saldumo. Jo. Nėra saldumo, man vyšnių kartumas toksai. Šiaip not bad. Tik tai, kad labai skystas. Tu jeigu kažkur jau prasileidai, truputį pro šontą visas būsi raudonai apsipurškęs jo. Ir apipurškęs vėlgi peletoną. Čia tokį turbūt vietoj gertuvės galima vežiotis pagal dydį ir pagal skystumą. Nežinau, kur tu dabar jį padėsi. Jį galima susipilti daug į gertuvę, aš įsivaizduoju, kad jų gali prisivaryti visą gertuvę ir galėsi gerti be jokių problemų pro ją. Šiam 7 mg jo dydis ir yra 51 mg angliavandenių. Kofeino 51 mg. Nu tai užgrožė. Nu gerai, 5. 5, 6, gal 6, nes vyšnios, tikros vyšnios nupieštos. Trimatės aš čia bandytos dar. Taip, 3D toks išlaužtas. Tai patogumas. Nu, fainai, kad yra, bet šiaip tai jis nepatogus, jis didelis. Didelis pakelis. 5. Skonis? Skonis. Nežinau. 8. 7. Man tai, aš, žinai, kaip pripratęs geliukas saldus turi būti, čia neliko to saldumo raukštelė, bet aš šaukštelį išgeriau, tai, bet jeigu reiktų visą išgerti, aš nežinau, kas mane paskui burnoja ir pilve darytųsi. Taip, ir jo tikrai daug ir reikia gerti visą. Nu, jis Nesaldžios niekur nepadėsi. Toks koncentratas. Taip, 7. Hold the horses. Sorry. Gerai, nei tau, nei man, 6. Gerai, sutarėm. Imsiu mažesnę. Trendas, itin patrauklus dizainas, nes labai blizgus, ir raudona blizga, ir kita blizga. Šiaip mane nervuoja šitas dizainas, nes jis toks yra blizgus, pas jos viskas blizgu yra labai. Trendo mes neturėjom dar, ar ne? Ne, neturėjom. Bet aš duodu, vėlgi tai yra tas toks tradicinis sportinio vaibo dizainas, teisingai ir patraukliai, kaip patraukliai, nieko čia patrauklus, bet gerai išdėliota informacija, patogu nuskaityti, aiškus prioritetai, gerai išsiskiria skonis, blizga, pritraukia visas žuvis. Jisai matosi, tikrai jie matosi. Kiek duosi?
6. Gerai, duokim 6, sutinku. Toks. Patogumas kaip patogumas, ta prasme visiškai pakelis panašus į beta fuelio, gal šiek tiek didesnis. O, kažkoks garsas tarp dantų dar. Šitas. Iš tikrųjų tai palaikyk, kaip galvoju. Renkasi paukščių. O, neblogai. Va, šita konsistencija man patinka, nes aš... Ir spalva. Jis yra permatomas. Galvoju, kad kavos skonio turėtų būti. 50 gramų mes čia turime. Mėlynis skonis. Angliavandenių 30,9 gramai. Man per intensyvu. Labai daug rūgšties. Iš to anksčiau, ką valgiam, tai... Viskas gerai, kol vieną tu jį turi, bet įsivaizduokite, jeigu tu vežėsi vieno skonio jų daug ir tu vis tą patį tokį aitrų dalyką meti save, paskui gali labai atsibuoti. Aš 5 duočiau. Dėl patogumo ten panašiai irgi kokie 7, manau. Gal net čia jo, 7 į tą kategoriją, 7 kategoriją. Keliaujam toliau. O, tu čia. Mažoji ranka neria į vidų ir ištraukia, Paulius sekasi šiandien. Aš visų šveicarijų. Su dramblio pakuotėmis. Ir su dramblio pakuotėmis. Taip, matom, kad yra galiukas sponsor, naujas. Ir vėlgi, matot, jie išsprendė galiuką, kad nepasimestų. Gerai, dizainas jau vėl tas pats tradicinis, tvarkingas, šveicariškas. Man patinka, kad šitas išsivalė labiau nuo šito, kad nebenaudoja to tokio kvailo paterno, ten SSS po tekstu ir gerokai lengviau nusiskaito ir didelė spalvinė zona skiria skonį. Čia mėtinės pagal spalvą? Iškart. Taip, matai. Tikrai pavyko, dizainas gerai sprendė. Taip, dideli skaičiai, viskas fainai, toks matome minkštas, vėlgi vyksta varžybos, ane, sakom. Labai gerai. Nepametai. Imk naują šaukštą, nes matau, tau visi užteršti yra. Man irgi gali atleisti. Taip, nespaudžiu pakol kas, nieks neišbėga, gerai, pradedu po truputį spausti. Irgi gera sudėtis, konsistencija. Jis biški toks tirštesnis negu vis tokie tie vidutinio skėstumo ir ta konsistencija jisai tokiam, vis tiek guze tokiam liktai laikytis nori. Taip. Nėra visiškai kaip karamelė tokia, kad nubėgtų, tokiais gabalais krenta, paragausime. Ir čia yra 60 gramų pakuotė su 30 gramų karbo. Spjauna, tai jau gero nelauk. Čia yra, kas faina, kad pradedantiems atletams yra aiškiai parašyta. Viena, kas 20-30 minučių. Mačiau dar ant kažkur irgi taip yra, bet čia yra didelis, aiškus užrašas. Kalbant apie skonį. Kai gamintate sumuštinį, jūs sviesto, jeigu taip truputį užtepat, tai įmanoma to sumuštinį valgyti ten su dešra, su sūriu. Bet jeigu jūs paimtumėte rekelę duonos, atsidarytumėte sviesto pakelį, jį visą užsidėtumėte ir kastumėte, tai sumuštinis jums būtų neskanus. Tai lygiai tas pats man su šito geliuku, kad kiek išspjoviau, nes man per daug buvo, o čia kiek liko, tai tikrai taip gaiviai malonu burnoje. Taip, intensyvi mėta, iš kartais spėjom. Kas mėgsta tokiai, kas ryjat kramtamą gumą, jūs neišpjaunat, jums patiks. Taip, aš per daug prisipyliau. Taldžia. Blemba. Pliusai, minusai, gerai, dizainas tradicinis. Tai mes duodam 7. Tai prieš tai buvo įdavę 7, sakai, čia pagerinu, tai... Na gerai, 8. Su pusę duosim, nes čia 8, ne. Jo. Patogumas irgi viskas gerai, patogu. 8. Nu ir skonis. Šiaip skonis jis yra geras, toksai mėtinis, bet neįmanoma suvalgyti didelio kiekio. Aš tokio negalėčiau viso. Iš aukštelį man idėja, aš pusę išmečiau, palaižiau ir tai man buvo per daug. Jeigu prieš varžybas aš pamiršau savo geliukus ir tu man atvežė ir sakai, va, Antanai, imk tau 6, tai būtų DNS pas mane, did not start. Skonis, kaip ir geras, norisi duoti daugiau, bet nesuvalgysi. Ne. Būkime nuoširdūs. 6? 3. Oi, geras. 4. Parašau 4. Mes nusipirksim kitų skonių, palyginti. Niekas nesurežisuota. Ta prasme, aš jums parodysiu, kad čia tikrai teksto jokio neparašyta, čia mes tik dabar rašom tos balus. Taip, viskas yra live. Čia mano, tu vėl tą dramblį ištraukai. Man jau juokina. Va. Čia jeigu tai parodyčiau, nieko nesugebėtumėt nei iš arti, nei iš toli perskaityti, koks yra prekinis ženklas. Už dizainą. Aš žinau, kad jie turi kitų skonių ir ten viskas geriau matosi, bet čia, kas gali geltoną su baltą daryti? Blogiau yra tik tai, reiškia, jeigu baltom užrašyta. Būna dar balta pakuotė ir baltų lakų uždėta. Už šitą pakuotę tikrai 2. Už bendrai dizainą jų 4.
Nes man vėl, nu, jie visi turi vienodumo labai jau. Bet matai, kaip labai įdomiai padaryta. Atkreipi, kad yra, vat, čia plėši, kaip ir liktai liks. Bet kitas dalykas, kad yra plius, minus. Taip, čia yra faina. Už šitą pakeliam dizaino balų, nes sprendimas kaip yra... ant baterijos, kad fainas. žinotum, kur pliusas, kur minusas. Galioja tai. Tai gerai, let's go. O, matot, fake ekologiškas įpakavimas. Ta prasme, čia turėjo realiai va, taip va, pasilikti, bet viskas nuplyšo. Va kaip čia turėjo likti. Taip, bet taip neliko. Opa, irgi, matot, tiesiog bėga, va, viskas bėga. Vaikai renkasi prie krioklio. Kelintas jau mūsų geliukas, nežinau. Aš jos esu ragavęs per trakos varžybas ir aš vis laik su jais turiu konfliktą. Man jie yra per intensyvūs, visi. Kokį aš skonį be paimčiau, man yra per daug saldumo. Tu žinai, aš atėjau į šitą degustaciją, va, būtent šito geliuko nusiteikęs labai priešiškai, nes turiu prastą patirtį su jais. Taip, kaip ir aš. Ir... Tave nustebė? Jo. Sakyčiau, tipo, paseno, žinai, ir išsisloksniavo ir nėra taip saldu, kaip ant... Aš niekada nebuvau valgęs citrininio. Visokie apelsiniai, viskas labai intensyvus būdavo, atsimeni? Būdavo toks tirštas, kaip karamelė, tokia, bet labai tirštas. Šitas yra pakankamai skystas ir visai nėra blogas. Nu, dar jau tada. Gerai, tikrai neblogas. Man gal šiek tiek jaučiasi toks... kaip čia pasakyti, chemijos prieskonis, ne toks. Tikrai aš tikėjausi gerokai blogiau su tom patirtim, kuriuom buvau susidūręs, lyginant. Jo, žinok, skonis yra neutralus, toks tarp 6-7 tikrai. Dėl patogumo nežinau, dabar čia kaip ir turėjo patogiai būti, bet nepatogiai, šiaip nedidelis dydis, gerai atsiplėšia, bet vis tiek lieka tas galiukas rankoje arba tarp dantų. Tai mes ten duodavom po 7-8 prieš tai buvusiam ar ne, tai čia, nu, negalim nei daugiau, nei mažiau duoti. Gerai, tai būdė 7. Nu ir skonis irgi, žinau. Nu, aš gal net 8 pritem. Nu gerai, gal čia labai 8, tai pas mus buvo visi labai geri. 7. Ta prasme, jo, čia, nu, 7, aš sutinku ant 7 to irgi, kad tempia. Važiuojam toliau. O, pažiūrime datą, nes turi įtarimą. Ne, žinok, čia man atrodo viskas gerai. Aš esu. Gerai, viskas gerai. A, jo, taip, čia yra, matai, čia tai toks, čia yra iliustracija, kad jisai tvirtas kaip kažkoks šokoladukas. Čia yra dželai, kaip guminukas. Taip, guminukas. Toks tipiškas sportinis dizainas pakrypusiai šriftais. Turime juodos, raudonos, geltonos, violetinės. Daug visko. Man tai nepatinka. Vėl lekiu. Plėšiu. Atsiplėšia daug. Na ir žiūrim, kas čia lenda. Čia lys va toksai. Opa. Turbūt labai gerai kosmose. Labai patogu. Nes jisai flautintų tada tikrai toksai. Jis netgi laikytųsi. O jisai neištirpsa galinė kišenė, jeigu laikai mindamas. Oho, čia reikia kasti arba su peiliu ir su šakutė. Pirmas želiukas. Primena šaltieną, ar ne? Konsistencija. Galbūt tai geriau įrančiam. Koks čia palauk yra, kas čia? Mangas? Tropical fruit flavor. Nu taip, tropiniai. Šiaip pasifloras va tokie va visokie dalykai. Šiaip man patinka konsistencija, nes gali pakramtyti. Pilve, jie turbūt, jeigu nesukramtyta, prarysi ilgiau tirpsta, reiškia, tolygesnis angliavandenių įsisavinimas. Šiaip skonis geras, tropical, jis nėra per saldus. Jeigu būtų skystas, tai jaučiu susileistum į burną ir tave tiesiog kratytų nuo saldumo, nuo visko. O šitas gaunasi visai neblogai. Tai už grožį kiek čia davėjai? Ai, grožis, tai jie visi eina ten, tą 5. Į 5. Taip. Už patogumą. Už patogumą, nu, tikrai yra patogu jį bendrai vartoti kaip geliuką, ne geliuką, o kaip guminuką. Tai man tai jie labai patinka, nes jos yra patogu. 8 ir skonis 8-9, teisingai. Jo, 8-9. Nu, čia apsispręsim, kai montuosim video, tada nuspręsim, kiek čia duoti. Ką dabar aš traukiu? Taip. Aš nežinau, ką aš čia ištraukiu, pirmą kartą matau tokį, čia kažkokio kvadratų, kvadratėlių, pikseliukais viskas. Natų sport, tokio niekada net nepirkčiau. Nei pagal grožį, nei pagal konsistenciją, nu nebent skonis jo bus. Lemon lime. Ką tu čia pagal tą grožį duosi? Aš, tai tiesiog man čia tokie dizainai, kur būna, ne, ChatGPT, ar galėtų man sudėti? Ne, čia žinok, Minecraftas yra. Ai, pasižiūrėk. Atsiprašau, buvo gal viršutinė. Jeigu aš tavo tai parodau, tai čia yra Minecraftas, va. Čia daug pikseliais. Jisai pasimetęs tarp visokių dizainų, ikonėlių ir šriftų. Dar nesukūrė. Dar ne jo, dar jis under construction yra. Bijau apsitaškyti, žinok, nes panašu jisai vidus skystas. Kategorijos, kur... Tai dėl to atsargiai. Nuplyšo. Bet įsivaizduok vėl, viskas dreba, dulkės. Dreba, bet aš galvoju, kad čia yra labai skysta. Neatsidarė. Ai, kaip žiauru. Neatsidarė. Viskas. Ne, jis atsidarė, patogumas. Bet čia vat, buvo užlinkęs. Tai kaip tai, kas ką reiškia užlinkęs? Tai jau blogai.
Klausyk, niekas čia neatsidarė, viskas, aš išplaukiu. O, žiūrėkit, va. Aš išplaukiu. Tinka lašeliniai statyti. Nes viskas vyksta lašais, bet jeigu paspausčiau, tai va. Sriuba tokia. Man vaistais atsiduoda kvapas. Iki 25.11 galioja, tai dar 3 dienas. Gerai, 5. Ne, man nepatinka tokie skoniai labai. Man tai visiškai tos vaistus primena kažkokią sintetiką. Natų sportą. Ir po jo lieka labai neskanus toks poskonis. Kiek už dizainą? Už dizainą 2. Gerai. Už patogumą 2, nes matėte, vos išvarvėjo lašelinę. Įsivaizduokit plėštą. O už skonį irgi 2, absoliutus lyderis. Bet kartu sudėjus gaunasi 6 balai, tai nėra taip blogai. Labai norėjau šitą pabandyti. Čia yra Pulsaras Nutrition, čia yra lietuvių gamintojas. Rimtai? Taip. Iš kur tokį gavai? Man atrodo, Denis kažkada tai man davė. Mūsų Denis Jarmak treneris. Čia yra, pavyzdžiui, Pure Chia Performance Gel. Tai tokių, kur netradiciniai, nevaisiniai kažkokie, bet, pavyzdžiui, čia yra Chia sėklų, Chia skonių. Tai jo, koks yra Chia skonis, va, kaip tu apibūdintum? Bet to mes supražinosim. Aš įsivaizduoju toks kažkoks kaip... Nu, vat kaip laukia dabar nuėjai tokių vat lapų pašlavėje, atsikandai, tai buvo Chios, nes... Mikseryje. Nes čia dažniausiai valgo su kokosų pienu, su oat pienu šito, žinai, avižų pienu sumirkytas. Tai dizainas, turiu jam šiek tiek minusiukų, nes maži ploni šriftai, labai nesuprantu tų grafikų, aš suprantu, kad tai bando parodyti aukštas technologijas, ten visokie tie trikampiai čia lakstantis ir panašiai. Va čia jisai per daug praranda man sportiškumo ir tampa toks, kas čia toks, truputį neiškus. Oi, sunkiai plyšta, matau. Oi, ir blogai plyšta. Oi, kaip blogai plyšta. Bet gal čia tai padaryta? Specialiai, kad nenuplyšta. Tu trauki taip iš karto? O jie tau, ką tu padarėjai? Aš tai Chios mėgstu tą pudingą pasidaryti, žinai, su avižų pienu. Klausyk, čia yra vėl tas pats. Šoko. Kava. Čia ta senovinė kava, tik tai vėl jinai tokioj geliniai konsistencijoje labiau yra, ne visiškai sirupiškoje. Pure Chia Performance Gel Raspberry Flavor ir mes matom, kad yra burbuliukai vieni žali, kiti rudi, tai turbūt čia identifikuoja vieni spalvą skonį. Iš pakalbos lietuvių gamintojų užsigersiu Vytauto. Visiškai cheminis man skonis, vėl visiškai ligoninė. Aš suprantu, gal vat, bėgiojant vieną geliuką tokį per valandą suvalgyti gal ir nieko, ten tave atidaužo ir pastato atgal vėžės, bet minant dviratį, jeigu man reiktų per valandą 3 tokius suvalgyti, ta prasme, tai aš geriau tada nestartuočiau varžybose. Ir labai raspberry intensyvus paskui tampa toks, kiek jo daug. Tai grožis kiek? Man vėl jis toks, apie nieką truputėlį, tai aš 2 duodu. Ne, prieš tai buvo 2, kur pikseliai, čia jau tipo Ai, ne, gerai, žinau, 4. Patogumas. Nu, plyšo kažkur. Ne, gerai, plyšo. 4. Nes dydis geras. Skonis, nu, dar kartą sakau, skonis subjektyvus dalykas. Taip. Pažiūriu, kad ten maiše dar pas mus yra nemažai ir aš ištraukiu štai tokį. Nutrendo dar vienas, čia nebus toks pat. Ne, Nutrendo mes tą valgiam, kur... Tai primenu, kas buvo Nutrendo buvo šitas. Gal mes nevalgom antrą produktą to paties gamintojo. Bet čia yra įdomi, kad skirtinga visiškai pakuotė ir apie ką čia yra. Enduro Snack Gel, o čia yra Carbo Snack Energy Gel. Ten tiramisu gal turit, nes aš labiau mėgstu. Yra? Aš pasidėsiu čia. Čia paskui. Prie kavos. Aš dabar nežinau, ar čia sukti reikia, lyg norėtųsi atsukti. Kažkaip, o čia pasirodo, va, pukšt. Irgi nelabai lengva. Irgi sunkiai, bet tenais jau, pasižiūrėk. Palauk, man reikia prasivalyti šaukštus. Dizainas Nutrendo, viskas taip pat, vertikaliai, tas pats blizgumas, tas pats ryškumas, antanukas ruošiasi. O, visai, vėl tokia sirupinė gelinė konsistencija. Duosiu šitą. Kodėl tu tiek daug man dėčiau? Ne, tai reikia tiesiog dar kartą parodyti žiūrovams, kad, va, krenta. Long Lasting Energy. Čia yra 75 gramai. Aš galiu dar vieną Vytautą pasiimti. Gerai, aš ragauju, aš dar neragau. Naują. Aš labiausiai laukiu dabar tą tiramisu paragauti, nes namų gamybos. Gerai, turi tikrai mėgti obuolius šitam skoniui, bet... Čia obuolių skonis buvo? Tu žinok, toks skonis buvo? Nežinau, toks, aš turbūt to ir tikėjausi šito gamintojo, nes ten kiek prieš tai jam davėme. 5, 8, 8, 9. Aš turbūt tokios pakuotės negaliu pateisinti, man jinai labai nepatogi yra. Ne, turi nukasti, atsukti, atidaryti. Ne, tai pirmą tu turi atlupti safety, tada tu, nukasti, atidaryti. Daug reikalų. Tada jeigu visko nesugėriai kažkaip uždaryti,
Na, žodžiu, per daug visokių žingsnių, kad prieiti prie to. Kad turi. Vartoti, Nesu davęs vieneto už skonį, bet dar šį kartą neduosiu, nes nežinau, kas tam maiše dar liko. Ne. Kas atsitiko? Vėl tu šitą, bet toks mažesnis. Tai šitas gamintojas yra Power Bar. Ir aš vėkiai nesmantu dizainerių, kad žiūrėkit, kai maketuojat išklotinę, tai jeigu čia yra ta pusė, tai pasižiūrėkit, kaip kita pusė atrodys. Išsilankstykit, nereikia versti teksto. Granatai, čia yra granatai, laimas. Kuo skiriasi? Čia Power Hydro, o čia yra Power Gel Fruit. Čia yra sukoncentruotom sultim, o čia yra No Water Needed. Šitas atplėšimas aš skaitau, man patinka, kad jisai tikrai jisai nenuplyšta. Jo, gerai, kad Oi, čia bus vaikiška trelė. Ne, čia žinok, man ta konsistencija, šiaip biškai tirštesnė dar geriau yra, nes jinai nėra gelinė, jinai yra grinai tokia sirupinė. Taip, bet jinai labai gražiai bėga. Aš drąsiau ragauju. Lengvas, neutralus gal skonis. Aš gal pridėčiau, kad šiaip natūralumo man jame yra daugiau, negu nėra tos chemijos taip vadinamos. Visiškai to nesijaučia. Saldumo daug nėra, yra šiek tiek rūgštelės. Šiaip visai patinka man. Ir smagu, kad pakuotė yra ne per didelė, jinai yra ne per stora, jinai tokia plokščia, patogi, lengvai atsiplėšia. Dizainas, tai mes jau žinom, kaip šitas to dizainas. Jo, man atrodo, Eimantas šitos vartoja vis dėlto. Tikrai ne tą, nes tas labai didelis. Ta gal į gertuvės pilą, tai nesako mums. Mes sužinosim. Eimantai paskambink mums. Grožis. 6 čia nieko, šitą grožio per daug nėra. Turime su konfliktu. Patogumą tai aš duodu iš tiesų jam kokius gal netgi 8 ramiai. Skonis man patiko. Skonis 7. Ne, 8. Mes 9 nesame, atrodo, skonį davę. Aš buvau davęs. Buvai davęs, aš buvau nubraukęs. Gerai, tai 7. Bet tikrai nice. Apa. Oi, klasika. Klasika. Jeigu mes būtume jį pačioje pradžioje ištraukę ir suvalgę ir būtume tikrai dabar verkę jau. Nes šitą skonį aš žinau, šitą patogumą aš žinau, viskas yra taip kaip ir su beta fueliu. Kandi gali palikti ir taip bandyti persipjauti liežuvį, ten susileisti. Aš kartais taip palieku ir spaudžiu ir galvoju, blemba, persipjausiu liežuvį. Ta sirupinė konsistencija čia grinai nėra gelinė, jinai tokia sirupinė. Kai valgai iš pakelio, irgi tiesiog jaučiasi, kad vientisa tokia masė eina, apie grožį tu ten pakalbėk. Jo, apie grožį tai vėlgi man labai įdomu, kiek tai duoda šitam visam vertinimui, bendrai, kad mes tiek prisisų pripratę ir turbūt tai mano, kai aš pradėjau minti, tai buvo mano pirmieji geliukai, nes tiesiog jau visur buvo pirkti. Nuo Sportlando iki Velonovo, visi turi sisą. Tai tiesiog mes labai pripratę jį vartoti ir man atrodo mes jau tiek susigyvenę, kad jam natūralu duodami aukštesnius vertinimus ir skaitome jį kaip etalonų. Bet dizainas man tai jis toks vėlgi, mane truputėlį gal nervuoja, bet jisai kaip klasika jau, žinai, galiu. Klasika, jo, toks 7, ne? Taip, 7, ne? Bet viskas kitkas. Skonis geras. Patogumas irgi, patogus, tiek kiek buvo tas, tiek kiek ir tas pirmas mūsų sis buvo patogus, ten buvom 7 davę. Taip, tai duodam 7. Man skonis ir konsistencija jo visą laiką maloni. Žiūrėk, aš dabar visus išragavęs galiu pasakyti, kad skonis dėl skonio yra geresnis, jis neutralus, jisai toks lengvas, čia laimo skonis atrodo turėtų būti rūgštus, nėra čia tos rūgšties tiek. Šiaip galvojant, dėl skonio 7 duosiu. Gerai. Man dar patinka, kad jie įsprendė dvigubą etiketę, kita pusė, kur aiškiai numatyta į zoną, viskas ten tvarkingai atsidaro, gali persiskaityti. Beje, kai kurie kartais, nežinau kodėl, bet būna ta etiketė ten daklijuoja iki to, kad netgi plešiant būna sudėtinga atplėšti. Bet čia nežinau, čia klijuotojo darbo spraga. Taip. Martinas. Gerai, aš truputį simpatizuoju Martinam, man patinka jų labai lakoniškas dizainas, viskas ypatingai paprasta. Aš kiek žinau, netgi jie daro, jeigu tu esi profesionalus atletas, tau gali duoti geliukus be jokio brandingo, kad tu galėtum tiesiog jos vartoti ir ten neturėtum konflikto su rėmėjais. Martinai vis laiko skambina mums. Vat gerai, man čia yra šiek tiek problema, kad baltas yra su kofeinu, o juodas yra be kofeino. Ar pirmą pasidarė juodas dizainas ir tik paskui įvedė kofeininį geliuką ir todėl jisai tapo baltas. Nežinau, čia painėja, bet man patinka, kad paprasta, aiškiai viskas labai nuskaitoma, juoda, balta, minimal. Tikrai iš viso šitos matė tų sportinių dizainų, amerikonizmų, jie labai išsiskiria. Turi iš karto truputį savyje premium jausmo, dėl to švarumo, aiškiai matosi, kur nukirpti. Gal nori ką nors padėti? Ne, nenoriu. Tai vėl varau be rankų. Na, parodyk. Aš atsimenu per vienas varžybas, tu man Martino davėjai. Jisai atsiplėšia. Su juo yra gerai, kai jis atsiplėšia daug, nes
Jisai yra tokios konsistencijos, kuri nebėga. Jisai yra toks kaip gelis. Kas man būna problema per varžybas, iš tiesų, kai tu vėlgi turi didesnį intensyvumo kažkokius momentus, yra nefainai įkramtyti. Norisi lengviau susigerti, kad susigertų tada tau. Bet iš kitos pusės, matai, jis yra toks neutralaus skonio, šiek tiek lengvas toks kartumas jaučiasi. Čia dėl kofeino. Tai ką tu už grožį sakai, daug nori duoti jiems? Aš už grožį jam norėčiau duoti 8, manau. Gerai. Man patinka jų tas. Patogumas identitetas. toksai, nu. Patogumas labai man fainai, kad jų tas dydis yra. Bet kaip ir visų kitų toksai. Nu, Tai neblogai. Kiek duodam už patogumą? Na, sakoma. Nu, 8, taip. Taip. Neišrastas čia joks dviratis, skonis. Tu tai nesuvalgiai, tau buvo neskanu, matau. O aš suvalgiau, man buvo visai nieko, bet jau tiesiog esu biški užsisaldinęs, šiaip gerai, kad nebuvo to hipersaldumo, nes numuštų iškart balą. Jis nėra tikrai labai saldus, aš jam duočiau 7 už skonį turbūt. Duokim, nes tam, kad gauti 8 Bet va, dvejus tikrai arba dar fainai. daugiau, tai reikia wow. Va, jis toks mato, Wow, jisai toks skonio. auksinis viduriukas tarp gėlio ir žalia. Galiu kitą traukti. Taip, prašau. Dar liko kažko? Dar truputį liko. Kasgi čia liko? Čia liko paskutinis. Ir kasgi tas paskutinis? Juodas Martinas. Kodėl čia atsirado juodas Martinas? Nes aš jam pirkau du. Nori pasakyti, bus kitoks skonis? Bet mes gal neplėškime jo, man atrodo, nes, nu, mes Mes nevertinom mums gaila, skirtingų mes gamintojų. irgi skaičiuojam pinigus. Už jį sumokėjom kiek šiandien? 3,90 su nuolaida, plus PVM. Jo, nes būtų neteisinga kitų, kaip ir gėliukų atžvilgių, nes mes tiesiog ėmėm. Kitų buvo porą, bet neragaukim, nes nevertinsim. Tai va, apibendrinimu, čia va dabar tokią lentelę kažkokią uždėsim, kad galėtumėt jūs įsivertinti mūsų subjektyvius vertinimus ir objektyvius, reiškia, nes vieni dalykai yra objektyvus, kiti yra netokie. O šiaip tai visada maitinkite sveikai, nebandykite varžybose, bandykite treniruotėse. Jeigu norite atrasti savo tinkamus, savo skanius, savo gražius, patogius gėliukus, tai nusipirkite vieną gamintoją, nusipirkite kito gamintojo. Pavažiuokite, treniruotę, nežinau, į sporto klubą įdami suvalgykite. Tiesiog dienos metu galite suvalgyti, nes angliavandeniai yra angliavandeniai. Energija visą laiką reikalinga žmogui. Labai gerai testuotis, jei darote, pavyzdžiui, namuose ar ten laukia intervalinės treniruotės, per kurias irgi reikia maitintis, tai va ten galite pasitikrinti skirtingus gamintojus. Bandykite ir išsirinkite tai, kas jums patinka. Ir galėsim dar kitame video apžvelgti, kaip čia pasakyti, angliavandeninius gėrimus, kur būna maišomi su milteliais. O, mes dar apžvelgsim dar visokie kitokie dalykai yra, nes yra recovery gėrimai, baltyminiai. Dar be visų tų recovery gėrimų yra batonėliai, ryžių batonėliai, flapjackai. Tai irgi ten visokių skonių yra tokių, kur kai atsikandi, ten tokie miltai trupiniai burnoj pasidaro, kad ten tiesiog gali paspringti. Beje, parašykit komentaruose, kokie gėliukai jums patinka labiausiai ir kodėl. Vienas teisingai atspėjęs, ką nors teisingai atspėjęs, laimėt galės tikrai ką nors. Nieko nepažadam, bet tikrai visko turim. Atspėkite, kuris buvo mūsų mylimiausias. Čia reikia dabar viską susumuoti ir tiesiog va čia yra rezultatų lentelė. Štai galite matyti čia nais. Šitas gėliukas yra pirmoje vietoje, šitas antroje, šitas paskutinėje. Šitie du klešina skaičiais ir mes turėsim juos perragauti. Nežinau, kokią išvadą iš vis padaryti iš tokio degustacijos. Šiaip tai negalima tokio kiekio gėliukų valgyti vienu kartu, dabar reikia 2-3 gamintojus maksimum turėti ir tada gali detaliau išnagrinėti. O mes valgėm, nežinau, 15, tai tikrai galbūt ir 18, gal net ir visus 20. Bet čia tokia bendrinė apžvalga, tiesiog susidaryti tokiai grubiai paviršutiniškai nuomoniai, o paskui jau galėsime daugiausiai ir aukščiausiai vertintus padypinti per jų, ten, pavyzdžiui, gaminių liniją arba ten Padypinsime. sudėtis ir panašiai. Ne, nieko nedypinsim. Ne? Ne, čia Gaminsim tiesiog savo. čia darėm tam ir jums norėjom papasakoti tiesiog, kad jūs galėtumėt suprasti maždaug koks ten skonis, koks ten reikalas, kokia ten konsistencija. Mes nenorėjom, kad jūs pasidarytumėt pas save namie tokias lėkštes ir vargtumėt. Arba mes pašalinam jūsų vargą. Arba stovėtumėt prieš lentyną ir bijotumėt pirkti. Dabar jūs aiškiai žinot, kas iš ko padaryta. Ir ta proga, Dūmų fabrikui duodam 10 už alų, o pakuotį Pauliui duodam 8. Tai ačiū rate. Ačiū, susitiksime kituose epizoduose. Mums reikia kažkaip nuotrauką kažkokią padaryti. Tai Žiūrėk, gal visus tos gėliukus vietoj traumos mes dedam? Šokoladinė. Šokoladinės. Gerai, tegul toks Jo, būna. gerai, tegul būna čia gyvenime.